Nu ką, labas rytas. Savaitė iki varžybų. Sekmadienis, su Velykom visus. Mes vėl virtuviai daromės pre-workout mealą. Tai šiandien laukia paskutinė kojų diena. Padarom kojas, iki varžybų daugiau kojų dienų nebeturėsim. Iki pirmų bent jau. Tai tuo pačiu parodysiu, kaip atrodo Velykos ruošiantis varžybom. Nes jos niekaip neatrodo iš tikrųjų. Aš savo mitybai turiu vieną kiaušinį paskutiniam valgymę, tai nebent jį galėsiu sudaužti su mergina savo, nes jinai dabar išvažiavus pas savo giminės. O aš tiesiog vienas karalius savo virtuvėje esu. Tai savaitė iki varžybų, žiauriai excited, paskutinės 2 dienas turėjau papildomus 300 gramų ryžių iš viso per 2 dienas išskaidytas. Tai forma tikrai labai mane patį nustebino, viskas good. Viskas pagal planą, smooth. O to pačiu Estijoje mes, kaip ir jau esu ne kartą sakęs, neturim užlipti kažkokie ten labai geri, labai ekstra ten shredded. Ten tiesiog toks test trenas, o turim būti pasiruošę pilnai top formą jau gegužės pradžioj. Tai turėsim dar visą mėnesį tam. O dabar darau savo ryžių dribsnius, kaip visada. Tai labai čia viskas, nieks nepasikeitė, viskas tas pats ir pasidarau savo valgyti ir varysim į salę. Laukiu, kol vanduo užvirs. Dar yra momentas, kad nuo dabar jau turiu trekinti savo druską ir vandenį, tai turiu 12 gramų druskos šitą mindelį ir jos šitą turėsiu išnaudoti per visą dieną tiesiog. Nedaugiau, nemažiau 12 gramų, kad galėtume kitą savaitę per pikvyką manipuliuoti druską ir vandeniu. Tai pavyzdžiui, su vandeniu irgi atsikėliau, šiandien užpildžiau šitą gertuvę. Čia yra 800 ml ir beveik jau išgėriau ryte. Ryte aš atsikeliu ganėtinai ištroškęs. Tai pažiūrėsim, kiek iš tikro geriau. Aš manau, apie 4 litrus išgeriu, bet šiandien susitrekinsim. Tai iš niekur šito negeriu. Jeigu kažkokius zero drinks geriu, tai irgi nuo ten nusiskaito. Tai viso, žodžiu. Ir fakt, šiaip norėjau šiandien daryti pre-workout mealą su vyšniom. Neturiu vyšnių, tik biškai čia porą uogų turiu, tai turėsiu su kiviu daryti. Man kivis patinka, visą pasirašymą, bet dabar kažkaip vyšnios, ta rūgštelė man žiauriai patikdavo. Tai va, turim vėl savo klasikinį ryžių dribsnių 125 gramus kivio 149 ar 147, man atrodo, žodžiu. Ir proteino kem 5. Klasika, nerodau kaip gaminu, rodžiau daug kartų. Vienas dalykas, kad filmuoju dabar su Osmo Pocket 3 kamera. Nusipirkau kamerytę, upgrade'inam, žodžiu. Tai nežinau, kaip gausias irgi, gali būti scuffed. Dar nemoku, čia su apšvietimu, kampu, kaip ką pastatyti. Tai tiesiog, bear with me. Kartu einam per šitą kelionę filmavimo. Žodžiu, aš alkanas, suvalgau šitą. Ir varom į salę. Velykinės kovos bus. We in the gym. Viso, atvarėm į salę. Salė kokia, nežinau, turbūt 4 žmonės, bet nėra ko norėti Velykos. Šiaip visai smagu, kai mažiau žmonių. Pradedam nuo lenkimų. Šiaip visada yra identiška treniruotė, tik tai vieną savaitę yra 4-galvis, šlaunų priekis, kitą savaitę 2-galvis, šlaunų galas pradžioj. Tai tiesiog rotuoja, kuri grupė pradžioj. Šiandien darom šlaunų galą, hamstringai, šikna ir tada einam į 4-galvį. Tai tupinėsim ant pačio galo, bus ką veikti. Tai žodžiu, darom 2 darbinius, tikslas padaryti 8 repus. Pirmas setas visada realiai visose pratimuose pas mane būna sunkiausias. Tai šitam šaunam apie 8 pakartojimus, kitam 10-12 kažkur. Biški high rep, mažiau svorio, daugiau toks suspaudimui, squeezing. Dabar lenkimas po vieną koją, pronated, prigulus čia, bet tik vieną setą turim, bet turim rest pause. Rest pause tai yra, kai padarai pilną setą iki failo realiai, pailsi 2 sekundžių ir vėl damuši iki max. Tai toksai tiesiog vienas killeris po vieną kojytę ir viskas. Tada ir dėlai. Tai bus sunkiausia dalis. Ypač dabar, kai svorio pametinėjau, tai šiaip 100 šiam pulinu andramėniškos, bet dabar bus įdomu, kaip nes ganėtinai svorio nukrito nemažai, tai šiandien atsikėliau 86,9, vakar buvo 86,7, tai vakar dienos buvo pats žemiausias svoris per visą pasirašymą. Nežinau, iki Estijos ar kažką numesiu,
Aš kažkaip įtariu, kad koks, gal kilogramas turėtų nukrist, priklausomai kaip spausim stipriai, nors kaip ir tikslas nespaus, bet kažkaip norėčiau ateiti žemiausiam svorį. Aštrus norėčiau būti. Aštresnis bent jau, nei dabar dar esu. Gerai. Kažkaip čia per aukštai viskas. Nesuprantu. Gal pakeitė tą treniruoklį biškį. Kažkoks kitoks jisai. Bazaras pakeitė. Čia anksčiau gulėdavai stačiau, dabar iš vis gulšios. Nu, gerai, bandau. Kojų lenkimai dan. Dabar eina prie heavy compound liftų. Tai yra RDL-ai. Atom žymė visada muzonas blestina, kaip reikiant hardcore American rapas. Ir aš 2000 varo. Tai žodžiu, RDL-os, romėniška trauka, trečias pratimas, irgi 2 setai, pirmas heavy setas, antras back-offas. Aišku, nešokam iš karto į 100 kg, sudarom warm-upą, nors ir jau darėm 2 pratimus, 3 darbinius setus iš viso, bet visada apšilinėjus už tuščią štangą ir dekelių svorį. Tai pirmą tuščią, nors meluoju, tuščios nedarau, šiam kilų užsimetu iškart. Su RDL-u darau taip, šiam kilų padarau kokius 6, tada užsidedu 100, padarau kokius 4 ir tada kokius 2 su 100 kem ir varau į darbinį 100 šiam. Bet jau 100 šiam bus sunku šiandien, manau. Feels good šiaip. Dar nepamirštam gert intra-workouto, tai yra 20 gramų ciklinė dekstrina, 15 gramų EA, man programukas druskos ir kreatinas, magic drink. Gerai, let's do this shit. 100 šiam, 8 kartų, manom. Nebus, manau, švariausi patys, bet... Jo, jau jėga dropina. Ne, būtų dar vienas nesąmonė. Jau nuo 4 jaučiau, kad nepadarysiu. Gerai, darom su 100 kem back offsetą. Manau, toks dabar idealus svoris, kuris gerai jaučiu. Viską ir kontrolė gera, stretchas geras. Laukiu off-seasoną jau išausiu maisto, kaip grąžintą jėgą. Vėl būt stipriu, bet toks jaučias silpniukas. Plekim nudaužo RDL-ai. Yra. O dabar einam šitą daryti. Hip thrustai. Laikas persikui. Irgi 2 setai. Dubens kelimas, hip thrustas. Jeigu kas seka Instagram'e mane, tai žino. Bet praeitą savaitę sirgau. Dar dabar biškį nosas toks jaučias. Ir gal girdis iš balso. Bet jo, buvo pagavę biškį, tai ne 2 dienas nedirbau. Vieną trefkę turėjau prasileisti. Bet gan greit ir atsigau, bet visą savaitę mane nuo praeito savaitgalio jau taip biškį kabino, lyg nieko ir tada dar kaip tik grinai praeitą pirmadienį man padariau kojas ir kitą dieną po kojų ragas buvo. Bet džiugiuosi, kad greit praėjo ir tikiuosi paskutinis sirgimas per šitą pasiruošimą, nes jau 3 turėjau, šitas rimčiausias buvo.
Tai, žodžiu, hip trustinam. Šiaip fainai, 2 dienas, kai, va toks atsikosiu biškai, 2 dienas fainai, kai turėjau ekstra biškį ryžių, tai toks biškį pompo daugiau gal jaučias šiek tiek. Važiuojam. Kažkaip geriau sekęs negalvojau net. Toks va, vlogeris su kamerytu esu. Nežinau kaip apšvietimą tik pamažinti. Visai gal ir nieko. Užsipumpuosim dabar. Baltas tik kai šūdas, bet nu... Nežinau šiaip kaip exposure net pamažinti. Bandžiau googlint. Rašo saulės ikonėlę paspaust. Nežinau kur ta saulės ikonėlė iš tikrųjų. Žodžiu, glucai, hamstringai dan. Dabar einam jau į quadsus ir aduktorius. Ant aduktorių užmetam džimpiną, čia yra salėj, nes full stackas nėra ganėtinai sunkus čia, galim biški užsimest svorio. Irgi tas pats, 2 setai, top ir back offas. Oi, paslydau. Dar dabar pažiūrėjau programai, kur treneris atsiuntęs, kad turėjau daryti hip thrust tą patį pirmą pratimą. Man čia paupdeitino prieš gal savaitę ar 2, bet savo Google Sheetsus aš veduosi svorį, tai, nu, žodžiu, ten kaip anksčiau buvo programai viskas padaryta, tai aišku, čia nieko, ne tragedija. Vienas pratimas susikeitė, turėjo būti hip thrustas pirmą, po to visi kurlai ir taip toliau, bet, ką padarys. Nestresuojam dėl tokių. Labiausiai humbling pratimas ever. Tai yra pendulum squatas, šitas reikalas. Nu, ta prasme, nieks taip neišdaužia, nieks taip nepriverčia to jaustis tokių silpnių bejėgių, kaip šitas aparatas. Ta prasme, 3-5 kilus darysiu darbinę. Jaučiuos toks, visas traputis toksai. Visas, nežinau, pametęs to riebalą, tai tupinėjai, taip skausmų neturiu jokių, bet toks jauties, kad, nu, trapus. Nu, davai. Sunkiausia trefkės dalis tikriausiai tupimai. Tupimai, extensionai ir hip presas. Pizdakas buvo ką tik. Ką tik turėjau. Tas kas vadinama yra exertion headache, man atrodo. Kai paspaudi setą, toks staigus galvos skausmas. Yra man buvę anksčiau, bet labai senai. Prispaudžiant setą, tiesiog duoda į galvą. Ble, negerai. Dabar, esmė, kad jis kai įvyksta, man atrodo, po to vis būna vėl ir vėl. Nežinau, kitam setą žiūrėsim, tikrai gal nespaust. Nes, tipo, nu čia atrodo nespaudžiau per žiauriai, bet taip kontroliuotai, tempas geras. Sėdžiu dabar nusibaudęs, laukiu antro seto. Bet jau praeina, tai gal tikiuosi tam setė nebus omugio. Visas kaip už galvos susiėmiau stipriai. Not fun tikrai jausmas. Nu, kitam važiuojam irgi stipriai, bet pabandysiu gal kokių, nežinau, sustot iki tol, jeigu bus. Bet gal nieko, gal įsivažiuosim, gal viskas gerai bus. Fucking hell, no. Nu, ant leg extensiono turėtų būti viskas normaliai, manau. Čia bent jau galėsim paspausti.
Blemba po pendulum squato, tai full stackais nevarysim, kai būdavo pirmas pratimas. Pizda, užsipumpavo kojas, pas galiu padaryti. Turiu nusimetinėt. Eik, tu na ragas. Taip, užsinešė kojas, tų 2 tupimų, 2 tupimų, kad vos padarau. Kai pirmas pratimas extensionas, tai gan lengva būna. Full stackų vilioju. Numečiau per 4 plytelę, vos padarau. Bet galva nieko. Jaučiu, bet galiu daryti. Ir galiu stipriai daryti. Ačiū Dievui. Man iki preso irgi turėtų būti gerai. Fucking shit. Nu ir finalas beveik. Po to tik bausda liks, bet bausda čia nieko. Turim padaryti 2 setus hipreso. Nežinau. Ką, neturiu ką pasakyti. Irgi top setas, back off setas ir damušam ir dingsim iš jau. Davai, damušam šitą šūdą. Ai, tu nahu, baby, dėjau, blėt, iš pusę kurva. Ir nefiltruosiu. Tikrai emocija. Čia nuspaudžiau, biškį ir galvą jaučiu pochą. Ką žinau, galiu prasukti porą pozų. Žiūrėk, frontlets pradeda šitą pozą. Buvo pati silpniausia praeitą sezoną. Negyva iš vis. Man smagu, kad dabar jinai visai ne tik klasikinę daro. Aišku, darom su to tokiu pasisukimu, bet vis tiek. Šiaip labai smagu basam sportuoti, net ir kojas pačias daryti. Labai gerai tą jauti kontaktą. Bet va, blauzdas liko damuš, tai blauzdas visada su batais darau. Kitaip iš vis lempa skauda tą pėdą, negali paspausti. Užsidedam batukus. Plius manęs dar laukia 20 minučių kardiom bėgti, iš vis jokas čia. Tuo pačiu žingsniai susirinks. Šiaip patenkintas visai nebloga trefkė. Jeigu ne tas headache, ne tas galvos skausmas prie antupimų, aš vis sakyčiau 10 iš 10 trefkė. Blauzdai tai čia yra tiesiog trenirioklis paprastas. Calf raisai tiesia koja, tai jos visada pakapoju ir viskas. Blauzdą šiaip 2 kart per savaitę darau. Turiu per šitą dieną ir man atrodo per nugarą dar. Bet po 3 setukus, ramiai ganėtinai. Toks raumo man, kur nereik daug darbo daryti. Auga gerai, ten viskas su genetinė loterija laimės. Visada į deep stretchą nusileidžiam. Pilnai pakylu, max, kiek išeina. Full sutraukiu. Ir viskas, per blauzdą pasitaisyti pėdą, biškai nuslysti. Pasibaigėm kojų treniruotę. Realiai visą tokią kojų treniruotę suku turbūt paskutinius kokius 8 mėnesius ar daugiau, nežinau. Žodžiu, nuo vasaros, man atrodo. Tai dar paskutiniam tik savaitėm šiek tiek pratimų ten eiliškumas pasikeitė. Bet iš esmės viskas tas pats. Tai galit kopijuoti, galit ne. Einu dar pasibaigsiu 20 minučių kardio. Ir jo, varysiu namo ilsėtis. Tai kitą kartą, kai pasimatysim, jau važiuosim į Estiją. Ten dokumentuosiu visas varžybas savo. Tai pasubscribinkit, palaikinkit. Ir kaip sakau, visada susitinkam ne rytoj, bet kitą savaitę.